Nu ką, čia jau pasivaikščiot. Prie Dūkstinos kapinių. Aišku, šuo, nu jis jau bezdėjo jis jau. Tai jau aišku, kurgi neapsikakos. Miškas. Kągi čia galima nufotkinti. Va kokias šakų krūvas. Tokios visai įdomios. Kelmai tiksliau. Ne šakų krūvas. Čia yra toks. Nu ką, einam toliau. Ir tuoj Aras išsikvėps ir baigsis jo pasivaikščiojimas. O paukščių čiulbėjimas. Visas choras. Atrodo, kad čia visų paukščių susirinkimas. Žemuogių, bet čia aišku, kokiai vietoj žemuogių neparinksi. Net ant kelio paukščių pilna. Koks ten va lizdas. Čia va įdomus vaizdelis. Kasgi ten, ar ten man vaidenasi, kad lizdas, ar ten taip iš tikrųjų lizdas. Greičiausiai vaidenasi. Pusvaidena. Čia tokios eglės nukarusiais. O, šaka tokia nusausėjusi, įdomiai. Nu va, dar po lietaus kokias būna žiedadulkėm apėjusios balos irgi užfiksuojam. Ką, stulpelis irgi savotiškai įdomus. Galima irgi užfiksuoti. Tuoj priskrisim arčiau, kas parašyta. Slėgio linija. Čia va labai gražiai tokios va spalvos, kad tamsiai ir žalia, šviesiai, pavasarinė. Nu, ar jau sunkiai eini, ne? Sunkiai eini, jau sunkiai. Paskui nebepareisi.
Pristojom musę jau. Ne, čia su aru čia jokių tų nuotraukų nepasidarysi. Nes toli eit negali, bet bėda tas, kad vienai neįdomu vaikščioti. Nu ir aro gaila, kai jis sėdi namuose. Norisi, kad irgi išeitų, jisgi supranta, kad kur aš važiuoju. Tai jau būna akis taupu, o kai pamato, kad nepaimu, labai toks jau iškart matas nuliūsta. Jį pas veterinarą reikia vežti, kad nagus apkarpytų. Nes tai vėl tie nagai jaučiu į pėdas lenda. Vėl tam bus vargo vakarienė. Jis labai bijo. Aš ir prie kojos negaliu jo prisiliesti. Pasižiūrėti net. Nerai, tau būtinai jau reikia. Šiandien gal ir važiuosim, o gal rytoj, nes jau viso tau čia. Vėl tau nebe reikia karpyti. Bet tai greit ataugo, nes anai tik buvom. Ir vėl. O čia žiūriu sausuolių nemažai. Tu galėt ar nukirsti tokius. Nu, bet čia ir paukščių. Šakės. Bet ten tikrai lizdas kažkoks tai.